kuriuos jūs matysite, kuriuos mes jums rodysim, asmens duomenys visi yra išgalvoti, tai nėra naudojami realių asmenų duomenys, jeigu bet koks sutapimas su realiais asmenimis yra visiškai atsitiktinis ir taip pat jie naudojami tik tai parodyti jums procesus, tačiau tais pačiais duomenimis, aišku, jūs nesiremiate ir vėliau, jeigu peržiūrint įrašą, jie jokios įtakos procesam nedaro. Tai pradedam, perduodu žodį savo kolegijai Ritai. Sveiki dar kartą. Tai visų pirma, noriu jums visiems padėkoti, nes tikiu, kad ir jums, ir mums paskutinė pusantros savaitės buvo pakankamai įtemptos. Tai kadangi sistemą paleidome, kaip žinote, 2019 metais ir dabar iš tikrųjų buvo pirmas toks labai didelis ir rimtas jos atnaujinimas, keitėm daug procesų, keitėm prašymo formas, tarpininkavimo raštus, tai iš tiesų tų nesklandumų buvo ir vis dar kartu su diegėjais sprendžiam, tai ačiū Jums, kad reaguojat, kad siunčiat pastabas, aprašytas klaidas, pagal kurias mes galim identifikuoti ir ieškoti tų problemų sprendimo būdų. Tai šiandieną turime čia... Taip. Aš dar norėjau įsiterpti, Rita, pasakyti, aš suprantu, kad ko gero visiems visi turite klausimų, kuriuos norėtumėte galbūt užduoti, bet laikas vis tik tai yra ribotas, tai mes tiesiog prašysime eigoje, galbūt į dalį klausimų ir atsakysime, pristatydami procesus. Tačiau, jeigu turite kažkokių tai klausimų, rašyti prašome juos į pokalbių skyrelį mūsų šito susitikimo ir vėliau jau mes juos apibendrinsime ir tada elektroniniu paštu jums išsiųsime atsakymus. Ačiū. Tai gerai, tai pradėkime nuo tarpininkavimo rašto pildymo ir jo pateikimo eigos. Turbūt jau gal ir patys bandėt, bet tiesiog norėtume praeiti, dar parodyti kiekvieną žingsnelį ir pakomentuoti trumpai. Tai, kaip žinome, juridiniai asmenys jungiasi prie mūsų svetainės per elektroninės valdžios vartus. Elektroniniai valdžios vartai atsinaujino šiek tiek, tačiau įtakos mūsų paslaugom tai neturėjo. Taigi, jūs kaip juridinių asmenų atstovai jungiatės per elektroninės valdžios vartus. Dar ką norėčiau paminėti, kad šiuo metu dalis iš jūsų įvairius įgaliojimus atstovauti juridinį asmenį tvarkotės per elektroninės valdžios vartus. Ir šiuo metu mes baigiame kurti Migris įgaliojimų modulį, tai artimiausių metų jį pristatysime, paleisime ir trumpą žinutę, kad žinotumėt, instrukciją parengsime, tai tiesiog visi įgaliojimai atstovų juridinių asmenų bus kuriami per Migris. Tai atkreipkite dėmesį, nes reikės iš naujo susitvarkyti paskyras ir sukurti įgaliojimus pagal atstovų prieigos teises, ką būtent juridinio asmens vadovas suteiks, kokias teises jiems dirbti su paskyra. Taigi, turbūt dažniausiai naudojamas jūsų skirtukas juridinio asmens paskyros, nes turbūt ir pastebėjot patys, kad paskyros yra sukurtos skirtingos, juridiniai asmenys mato vienus skirtukus ir meniu punktus, užsieniečiai mato kitus skirtukus, o Lietuvos Respublikos piliečių paskyra vėlgi yra skirtinga. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į kiekvienos tikslinės grupės poreikius. Tai norėdami užpildyti tarpininkavimo raštą, einame į paskyros skirtuką tarpininkavimo raštai ir renkamės naujas tarpininkavimo raštas. Pasirenkam juridiniams asmenims, kadangi tiek piliečiai, tiek ES piliečiai gali teikti tarpininkavimo raštus, tai tikslingiausia iš karto būtų rinktis juridiniams asmenims. Čia taip pat pasidarėme galimybę įdėti tam tikrą tokią skubę informaciją, kad iš karto jau galėtumėt ją pamatyti. Vėliau turėsime galimybę ir siūsti jums įvairius pranešimus į juridinio asmens paskyrą, tokius kažkokius labai svarbius, ekstra, ir ant ekrano galima bus juos matyti. Tai tikrai tas srautas, tikiuosi, jūsų neužpuls, žiūrėsim, kad nebūtų per daug. Taigi, pasirenkam, kokį norim pasirinkti tarpininkavimo rašto tipą, tai yra darbdavio ar darbo funkcijos keitimas, leidimo laikinai gyventi išdavimas keitimas, nacionalinė viza arba Šengeno viza. Jeigu einate per išorės paslaugų portalą, tai matote ir paslaugos suteikimo eigą, padarėm tokias naujas vizualizacijas, atsižvelgiant į tai, kad procesai mūsų yra pakankamai sudėtingi, tai jūs turbūt tos procesus gerai žinote, tačiau užsieniečiams manom, kad toksai detalizuotas ir vizualinis paslaugos aprašymas turbūt bus naudingas.
kad būtų aiškiai suprantama, jog pirma yra tarpininkavimo raštas, prašymas, vizitas, pareigiam tam tikrą informaciją ir dažniausiai užduodamus klausimus. Aš ir tai įsiterpsiu, noriu iš karto pasakyti, kad mes šiandieną jau su jumis susitinkam, jau mūsų antri mokymai, iki pietų turėjome mokymus darbdaviams ir pristatymas mūsų skirtas visiems, tiesiog platesnis yra, todėl matysite ir šio pristatymo metu, galbūt ir prašymą, tarpininkavimo raštą nagrinėsim darbo pagrindu, bet aišku, su mokymo įstaigoms mokami tarpininkavimo raštai jie nėra aktualūs, iš karto pasakau, kad tai žinoma studentų grupė tai yra mūsų prioritetinė grupė, tai tiesiog tokia pastaba, kad šio pristatymo metu turėtumėte omenyje, kad jis skirtas visiems. Yra tiek darbdaviams, galbūt ir jūs kažkuriais aspektais esate darbdavys, tai tiesiog tai yra bendro pobūdžio, o tai va, tai reiktų turėti omenyje. Labai ačiū. Taigi, atsidarę tarpininkavimo raštą, matysite, kad dalis jūsų juridinio asmens duomenų yra užpildomi automatiniu būdu iš paskyros, duomenys Migris gauna iš juridinio asmenų registro ir taip pat tarpininkavimo rašte yra privalomi laukai ir neprivalomi, tai tiesiog, kur yra neprivalomi laukai, galite rinktis, ar juos pildyti ar ne, bet žinoma, mes visuomet rekomenduojame užpildyti visus laukus, tiesiog, kad ir mes patys turėtumėm tikslesnę informaciją apie juridinį asmenį. Kas yra naujo ir kad yra vienas tarpininkavimo raštas ir jame mes jau galime pasirinkti tarpininkavimo rašto rūšį, tarpininkavimo rašto tipą ir tarpininkavimo rašto pagrindą. Tai dabar gal parodysiu kitoje skaidrėje, čia kaip Jolita ir minėjo, mes kadangi šitą prezentaciją darėm darbdaviams, tai mes buvom pasirinkę leidimas laikinai gyventi išdavimas, čia galėtų būti išdavimas ar keitimas, darbas, tai jūsų atveju turbūt bus mokslas ir tam tikras rašto pagrindas, tai tarkim studentas. Kas dabar yra svarbu ir ką turėtumėte atkreipti dėmesį, kad pildant tarpininkavimo raštą, jame reikės nurodyti, kur užsienietis teiks prašymą, ar migracijos departamento padalinyje, ar išorės paslaugų teikėjo padalinyje. Kodėl tai buvo ir reikės nurodyti kviečiamo asmens pilietybę arba pilietybės. Tai buvo padaryta todėl, kad, kaip ir jūs žinote, yra prioritetiniai prašymai, neprioritetiniai prašymai ir tų prašymų pateikimas yra ribojamas pagal tam tikras vidaus reikalų ministro nustatytas taisyklės. Taigi, šituo jūsų minimų atveju turbūt visi studentai, taip, prioritetiniai. Taip pat, jeigu kviestumėte darbo pagrindų tyrėją arba dėstytoją, tai vėlgi čia bus irgi atskiras pagrindas. Jūs rinksitės, pavyzdžiui, leidimo laikinai gyventi išdavimas, tarpininkavimo rašto tipas tai bus darbas, tačiau jau pagrindas tai būtų tada darbas pagal darbo sutartį kaip tyrėjas arba kaip dėstytojas. Ir visos šitos trys grupės, jos yra prioritetinės, tačiau manau vis tiek vertėtų Edita paaiškinti pateikimo per išorės paslaugų teikėjo taisyklės, jeigu kartais tai pasitaikytų, kad darbo tikslu kviestumėte tiesiog kvalifikuotą darbuotoją. Taip, tai taisyklės yra tokios, kad neprioritetinės grupės prašymus teikiantis užsieniečiai prašymą gali teikti tos valstybės išorės paslaugų teikėjo padalinė, kurios pilietis jisai yra. Tai tarkime, jeigu jūs kviestumėte darbas pagal darbo sutartį Uzbekistano pilietį, prašymas jį galėtų pateikti tik Uzbekistane. Tačiau jeigu jūs kviečiate studentą, kaip Jolita ir minėjo, galėtumėte rinktis, nepriklausomai nuo studento pilietybės, vieną iš visų mūsų išorės paslaugų teikėjo padalinių. Tai yra svarbu žinoti, tiesiog jūs turbūt rečiau su šita taisyklė susidursite, tačiau jeigu reikėtų. Taigi, kviečiamo asmens duomenys, matėte turbūt, kad yra sukurtas ir tam tikras tarpininkavimo rašto pateikimo vedlys, kad būtų aišku, kokie žingsniai jūsų laukia tolimesni. Tai kviečiamo asmens duomenys pildome. Čia yra labai svarbu paminėti, kad kviečiamo asmens duomenys turi būti užpildyti teisingai. Kaip mes visada rekomenduojame, kad užsieniečio duomenys pildykime pagal jo galiojančio kelionės dokumento duomenų lapą, kadangi šitie duomenys turės įtakos vėliau, kai žmogus pildys prašymą. Tai yra, bus tikrinama tarpininkavimo rašte nurodyti asmens duomenys su to užsieniečio, kviečiamo atvykti užsieniečio paskyros duomenimis. Vadinasi, tiek jūs tarpininkavimo rašte turite nurodyti teisingus duomenys, tiek užsienietis, kurdamas savo paskyrą, turi nurodyti teisingus duomenys ir tie duomenys turi sutapti.
Kas dar yra labai svarbu, turbūt ir kažkurioje skaidrėje dar bus, kad būtina nurodyti užsieniečio elektroninio pašto adresą, tą adresą, kuriuo jisai iš tiesų naudojasi. Tai negali būti jūsų darbuotojo ar kažkieno kito elektroninio pašto adresas, nes būtent tuo elektroninio pašto adresu užsienietis gaus informaciją apie tarpininkavimo rašto numerį, visą kitą susijusią informaciją ir tokiu būdu tik tais jisai galės pildyti prašymą. Čia dabar matote 4 žingsnis, tai yra tarpininkavimo rašto duomenys. Tai čia šitas langas ir jame esantis laukai priklauso nuo to, kokį pasirinkimą jūs padarėte ankstesnėme žingsnėje, kur rinkotės tarpininkavimo rašto tipą, rūšį ir pagrindą. Tai jūsų atveju tai bus, aišku, tarpininkavimo raštas studijų pagrindu, galiu pasakyti, ir turbūt patys matėte, kad būtent šitas žingsnis, tai yra tie specifiniai laukai tarpininkavimo rašto studijų pagrindų nesikeičia, ta pati informacija išlieka. Taip. Ir jeigu viską sėkmingai susipildome, prisėdame reikiamus dokumentus, gaunate sėkmės pranešimą, tai jūsų atveju apmokėjimo mygtuko nebus. Tuo atveju, jeigu pildytumėte tokį tarpininkavimo rašto tipą, kuriam reikėtų apmokėjimo, matytumėte oranžinį mygtuką apmokėti. Jeigu tarpininkavimo rašto pildymo metu neapmokėtumėte tarpininkavimo raštą, tai tiesiog galėtumėte grįžti į tarpininkavimo raštų sąrašą ir prie kiekvieno konkretaus tarpininkavimo rašto kortelės rodoma jo būsena, tai yra neapmokėta ir mygtukas apmokėti, taigi nėra problemos, apmokėjime galima atlikti ir vėliau. Pateikus tarpininkavimo raštą pasikeičia jo būsena. Jeigu tarpininkavimo raštas teikiamas dėl užsieniečio, kuris prašymą pateiks per išorės paslaugų teikėją, tai tokiu atveju būtų vykdoma išankstinė peržiūra. Dabar su studentais. Tai tarpininkavimo raštų, kurie yra nemokami, išankstinė peržiūra nevykdoma, kadangi būtent valstybės rinkliava yra įmama už tarpininkavimo rašto peržiūrą. Tai jūsų atveju nemokami tarpininkavimo raštai iš karto įgyja būseną, kad yra priimtas. Taip. Taigi jūsų atveju, kai tarpininkavimo rašto būsena tampa priimtas, studentas gauna žinutę elektroniniu paštu, kad toksai ir toksai juridinis asmuo dėl jo pateikė tarpininkavimo raštą, yra nurodomas juridinio asmens pavadinimas, tarpininkavimo rašto numeris ir tuomet jau asmuo gali jungtis į savo paskyrą ir pildyti prašymą. Čia dar irgi turbūt matėte jau naują darbalaukį paskyros, krenta naujausi pranešimai, tai šiuo atveju, tarkim, čia buvo tarpininkavimo raštas grąžintas tikslinti, kadangi jam buvo taikoma išankstinė peržiūra, matomi nagrinėjami paskutiniai prašymai, jų būsenos. Tai turbūt trumpai tik pasakau, kad tuo atveju, jeigu teiktumėte mokamą tarpininkavimo raštą ir būtų vykdoma išankstinė jo peržiūra, tai tokiam tarpininkavimo raštui yra galimybė grąžinti raštą tikslinti ir patikslinimui duodama 14 kalendorinių dienų. Jei per nurodytą laiką tarpininkavimo raštas nėra patikslintas, jis yra automatiškai atmestas sistemos. Tokiu atveju darbdavys gautų žinutę su patikslinimo priežastimi ar kokių dokumentų papildomų reikia, tai matytų, ką jam reikia patikslinti. Čia irgi patikslinimo atveju matote, kad ir būsena pasikeičia, reikalingas patikslinimas, atsiranda patikslinti mygtukas. Ir tokiu atveju būtų mokamas tarpininkavimo raštas, tai visuomet reikia rinktis mygtuką patikslinti, nes jeigu pasirinksite pildyti šio tarpininkavimo rašto pagrindu, tai tiesiog pildysite to rašto pagrindu naują tarpininkavimo raštą. Čia matome šituo atveju, kad tarpininkavimo raštas buvo sėkmingai patikslintas, pateiktas ir tampa priimtu. Taigi, būtent nuo būsenos priimtas, ką ir minėjome jūsų atveju, užsienietis gali pildyti prašymą pateikti tarpininkavimo rašto pagrindu. Čia ką reikia mums būtinai paminėti, kalbant apie tarpininkavimo rašto galiojimą. Tai iki šiol tarpininkavimo raštai, tai senosios formos tarpininkavimo raštai, kaip žinote, jie galioja 5 mėnesius nuo jų pateikimo dienos iki to momento, kai užsienietis jau atvyksta ar į išorės paslaugų teikėją, ar į migracijos departamentą, tai yra, kai jo prašymas priimamas. Dabar šitas laikotarpis keičiasi, įsiskaido tarsi į 2 dalis.
Tai nuo to momento, kai čia kaip ir matote skaidrėje, kai tarpininkavimo raštas yra priimtas, tai pirmas laikotarpis yra 2 mėnesiai. Tai yra, kam jisai skirtas šitas laikotarpis, tai jisai skirtas studentui, kurį kviečiate užpildyti prašymą. Tai nėra laikotarpis, per kurį studentas turi ir užpildyti, rezervuoti vizitą ir atvykti į vizitą. Ne, tai 2 mėnesiai tam, kad studentas tiesiog užpildytų elektroninį prašymą per Migris. Kai asmuo užpildo prašymą, tuomet ir prašymas yra peržiūrėtas ir patvirtintas migracijos departamento, tai yra tuo atveju, jeigu teikiamas per išorės paslaugų teikėją, jeigu prašymas bus teikiamas tiesiogiai Lietuvoje migracijos departamento, iš karto prašymas įgyja būsena priimtas ir tuomet įsijungia kitas laikotarpis, tai yra 4 mėnesių laikotarpis, per kurį jau studentas turi rezervuoti vizitą. Ir į jį atvykti. Ir į jį atvykti. Tai yra dabar vietoj 5 mėnesio, vientiso 5 mėnesių laikotarpio, dabar yra 2 laikotarpiai, tai yra 2 mėnesiai prašymo užpildymui nuo to momento, kai tarpininkavimo raštas priimtas, ir 4 mėnesiai nuo to momento, kai prašymas yra pateiktas, vizitui rezervuoti ir atvykti į vizitą. Tai yra iš vietoj 5 mėnesių išeina 2 + 4. Taip, bet žinoma, tai nereiškia, kad labai ilgai užtrunka pas procesas, nes jeigu jūs pateikėte tarpininkavimo raštą, teisingai užpildėte, mes įvertiname, jeigu reikia išankstinės peržiūros, jeigu nereikia, iš karto užsienietis gali pildyti prašymą, jeigu duomenys yra teisingi, tai jau ir dabar matėme praėjusią savaitę, nežinau, ar jūsų kolegos, ar darbdaviai, matėm, kad ir tarpininkavimo raštus pateikė ir pateikė prašymus užsieniečiai ir jau spėjo rezervuoti vizitą. Ir dar tiesiog tik noriu užakcentuoti, kad būtent tas laikotarpis, kol jeigu reikalinga išankstinė prašymo peržiūra, kol jinai vykdoma, šitas laikotarpis neįsiskaičiuoja nei 2 mėnesius, nei 4 mėnesius. Tai tie 2 ir 4 mėnesiai tai yra visiškai priklauso nuo užsieniečio veiksmų, kaip greitis užpildys prašymą ir vėliau jau tada vizitas ir atvykimas prašymui pateikti. Taip, dabar tuomet greitai dar trumpai parodysime kitą skaidrę, kuri yra apie užsieniečio paskyros sukūrimą, kadangi čia irgi turime tam tikrų naujovių. Taip, tai užsieniečio paskyros kūrimas, žinoma, užsieniečiai patys kuria paskyras, tačiau galbūt ir su jumis konsultuojasi ir mums užduoda klausimus, tai tiesiog, kad visi vienodai suprastume, koks tai yra procesas ir kas čia yra naujo. Tai užsieniečiai dažniausiai, žinoma, jungiasi prisijungimą su elektroniniu paštu. Tuo atveju, jeigu užsienietis jau Lietuvoje yra ilgesnį laiką, galbūt jisai turi ir elektroninės atpažinties priemonės, gali jungtis per elektroninės valdžios vartus, tačiau didžioji masė užsieniečių visgi naudoja šį prisijungimo būdą. Dabar, kas čia yra svarbu, ką reikėtų paminėti, kad tarkime, užsienietė Jolita prieš kelis metus su elektroninio pašto adresu jungėsi prie Migracija LT portalo, pasižiūrėjo, galbūt pradėjo pildyti prašymą, bet ji niekada nebuvo atvykusi į migracijos departamentą arba išorės paslaugų teikėjo padalinį, todėl jos paskyra yra, sakykime taip, nepatvirtinta. Tai yra pirmo lygio paskyra, kurioje ir informacijos nedaug yra ir nėra visi funkcionalumai. Tuo atveju, kai užsienietis turi kontaktą su mumis arba su mūsų partneriais užsienyje, tuomet mes patikriname jo asmens dokumentus, nustatome tapatybę ir pakeliame jo paskyrą į aukštesnį lygį. Tada jau žmogus mato ir daugiau funkcionalumų, mato ir savo galiojančius dokumentus, mato visą ten eigą prašymo nagrinėjimo ir panašiai. Tai dabar, jeigu toksai žmogus, kurio paskyra nebuvo anksčiau autentifikuota ir jisai dabar bando jungtis, prisijungti jam nepavyks, jisai turės kurti paskyrą. Naują paskyrą. Taip, yra mygtukas kurti paskyrą. Kodėl taip atsitiko? Todėl, kad dėl įvairių saugumo sumetimų ir, žinot, kibernetiniai reikalavimai dabar yra ženkliai didesni. Dabar prisijungimo su elektroniniu paštu yra elektroninio pašto adresas ir nuolatinis slaptažodis. Būtent dėl to, kad nebuvo anksčiau suteiktas jam nuolatinis slaptažodis, neveikia mygtukas pamiršau slaptažodį. Taigi užsienietis turėtų kurti naują paskyrą, susikurti nuolatinį slaptažodį ir tuomet jau galės jungtis prie sistemos. Paskyros kūrimas taip pat yra vedlio principu. Kas čia yra svarbu? Svarbu yra, kad užsienietis kurdamas tą paskyrą suvestų teisingus savo duomenis. Tai yra vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė,
ir elektroninio pašto adresas tas pats ar ne, slaptažodis, telefono numeris ir pasirinktų, kokiu būdu jisai bus autentifikuojamas su kažkokia tai programėle autentifikavimo ar elektroniniu paštu. Tai dėl ko yra svarbu, kaip prieš tai minėjau ankstesnėje skaidrėje, vardas, pavardė, gimimo data ir tam tikri kiti duomenys turi sutapti su tarpininkavimo rašte nurodytais užsieniečio asmens duomenimis. Pasirinkus 2 faktorių autentifikacijos būdą, programėlė arba elektroninis paštas, kiekvieną kartą jungiantis, įvedus nuolatinį slaptažodį, elektroniniu paštu, jeigu yra pasirinktas šis būdas, bus siunčiamas ir laikinasis kodas, kurį reikės įvesti jungiantis prie paskyros. Kas dar naujo? Tai nauja yra tai, kad užsienietis, kurdamas savo paskyrą, turi įvesti savo galiojančių kelionės dokumentą, tai dažniausiu atveju yra pasas ar ne, duomenis. Nurodyti valstybę išdavusią dokumentą galiojimo laiką, numerį ir taip toliau. Ką norime atkreipti dėmesį, galbūt jūsų tikslinė grupė, kadangi tai yra ir studentai ir visa kita, galbūt ir žino šitos skirtumus, bet tiesiog pasikartokime. Anksčiau galima buvo rinktis įvairių tipų dokumentų, dabar mes susiaurinome tą sąrašą ir į pirmą vietą iškėlėme pasą. Dėl ko iškeliame pasą? Nes tarp šitų pasirinkimų yra pasas ir užsieniečio pasas. Tai norim pabrėžti, kad pasas tai yra užsienio valstybėje išduotas kelionės dokumentas, na dažniausiai tos užsienio valstybės, kurios piliečių tas užsienietis yra. Užsieniečio pasas yra Lietuvoje išduotas dokumentas tokiam asmeniui, kuris... Tokiam užsieniečiui, kuris dėl tam tikrų aplinkybių negali gauti savo valstybės kelionės dokumento. Teisingai, kaip Rita paminėjo, galbūt jūsų tiksliniai grupiai ar tikslinė grupė nesuklysta pildydami prašymus, rinkdamisi iš tų kategorijų, tačiau mes pastebim, kad užsieniečiai kartais ne visai teisingai suvokia ir matydami galimybę pasirinkti užsieniečio pasas arba kvietėjai kartais matydami suvokia tai kaip būtent to užsieniečio, kuris atvyks pasą. Bet taip iš tiesų, kaip Rita minėjo, tai nėra taip. Dėl to būtent opcija pasas ir iškelta į pirmą vietą, kad pasas tai ir yra kelionės dokumentas užsieniečio, su kuriuo jis atvyksta. Be abejo, gali nutikti ir taip, kad pas jūs atvyksta vis tik tai studentas ir jis toje valstybėje turi kitokį dokumentą. Gali būti, kad ir jis toj valstybėje, pavyzdžiui, turi pabėgėlio statusą tuomet ir atvyksta pas jūs jau su tos valstybės išduotų pabėgėlio kelionės dokumentu. Tai gali būti irgi užsienietis, kuris galbūt ir visai kitokį dokumentą turi, tą patį ir užsieniečio pasą, jeigu ta valstybė tokį dokumentą išduoda. Tačiau kaip taisyklė, aišku, absoliuti dauguma užsieniečių tai atvyksta su savo valstybės išduotų kelionės dokumentu ir būtent renkasi pasas. Kaip pavyzdį tokį konkretesnį, kada galėtų būti pasirenkamas tas užsieniečio pasas, tai žinome visi, kokia dabar yra geopolitinė situacija ir vienas iš leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindų, taip vadinamas humanitarinis leidimas, jis išduodamas paprastai kaip taisyklė dažniausiai tai yra Baltarusijos piliečiai, kurie dėl jų valstybėje veikiančio nedemokratinio režimo negali grįžti į savo valstybę dėl grėsmės būtent būti persekiojamiems to režimo. Žinoma, natūralu, kad jų dokumentai, su kuriais jie atvyko į Lietuvą, gavo leidimą laikinai gyventi, baigėsi, jų galiojimas baigėsi, jie negali grįžti dėl grėsmų į savo valstybę, būtent tokiem asmenims yra išduodamas Lietuvoje užsieniečio pasas. Tai gali atsitikti taip, kad pas jūs į aukštąją mokyklą kreipsis norėdamas studijuoti, būtent galbūt Baltarusijos pilietis ir prašys leidimo būtent studijų pagrindų. Ir gali atsitikti, kad jis pateiks būtent ir Lietuvoje išduotą užsieniečio pasą. Bet kuriuo atveju, kaip Rita ir minėjo, tarpininkavimo rašte ir jūs irgi įvesdami duomenys ir juos vedate iš paso kopijos ir paprastai kelionės dokumentuose virš veido atvaizdo ir yra nurodyta, koks tai dokumentas. Puiku. Taigi, įvedame kelionės dokumento duomenis ir tuomet turime kelis naujus žingsnius. Vienas iš jų yra, užsienietis turi nufotografuoti kelionės dokumento duomenų lapą ir jį įkelti. Ir, žinoma, turi duoti sutikimą mūsų platformai naudoti kamerą. Ir kitas žingsnis yra, kad užsienietis turi nusifotografuoti, tai yra pasidaryti selfie. Taigi čia matome labai
jauną studentą turbūt. Tai ką noriu atkreipti dėmesį, kad fotografuojant veidą, mūsų platformoje veikia įvairios validacijos, patikrinimas, tai yra veido gyvumas, laipsnis taip vadinamas, tai negalės užsienietis nufotografuoti nuotraukos ar ten kažkokio tai kačiuko ar šuniuko nuotrauką padaryti. Taigi tas irgi yra svarbu, todėl kad šitos visos priemonės yra įdiegtos kaip papildomos saugumo priemonės, kaip papildomos užsieniečių atvykstančių į Lietuvą saugumo priemonės, tai jas reikėtų žiūrėti ir jas vertinti iš tiesų tinkamai ir visas procedūras atlikti tinkamai. Gal tu dar kažką? Taip, aš manau, kad turbūt manytumėm, kad nekils problemų studentams iš užsienio valstybių, norintiems studijuoti Lietuvoje, šitus įveikti etapus, tiek kelionės savo dokumentą nufotografuoti, tiek ir patiems nusifotografuoti, nes manau, kad visi naudojamės elektroninėmis paslaugomis, jungiamės prie vienokių kitokių svetainių, naudojamės ar tai elektroninėmis parduotuvėmis, ar dar kažko tai kitom. Ir ne vieną kartą, kur ko gero visi esam susidūrę būtent su tokiais reikalavimais, kai reikia pasidaryti taip pat ir veido nuotrauką. Taip. Taigi, jeigu sėkmingai susikūrėme paskyrą, mus nukreips į mūsų jau tą prisijungus asmens paskyrą ir visų pirma, žinoma, kaip ir visose svetainėse, reikia susipažinti ir perskaityti portalo taisyklės. Kas yra svarbu, jeigu susipažinau su migracija ir pažymiu, tai galiu tęsti toliau, jeigu nesutinku ir atsijungiu nuo paskyros, tuomet paskyros kūrimo procesą reikės kartoti iš naujo. Tai tiek trumpai apie paskyros kūrimą ir tuomet greitai pereisime prie paskutinės Migris skaidrės. Tai bus prašymo pildymas. Taip, sekundėlę. Taigi, kaip praėjusias pirmą skaidrę apie tarpininkavimo rašto pateikimą baigėme šiuo sakiniu, kad po sėkmingo tarpininkavimo rašto peržiūros, jūsų atveju ne peržiūros, žodžiu, kai tarpininkavimo rašto būsena tampa priimtas, užsienietis gali pildyti prašymą pateiktą tarpininkavimo rašto pagrindu. Taigi, užsienietis elektroniniu paštu gauna žinutę, jog uždaroji akcinė bendrovė arba aukštoji mokykla arba dar kažkas pateikė tarpininkavimo raštą, numeris toksai ir norėdamas pateikti prašymą, užsienietis turi arba prisijungti prie Migris, jeigu jau turėjo paskyrą, arba susikurti naują paskyrą. Taigi užsieniečių prisijungimo būdus jau aptarėme iš tiesų. Ir užsieniečiai, kaip ir minėjau, matot, kad užsieniečio paskyroje yra ženkliai daugiau įvairių meniu punktų. Tai pagrindinis turbūt yra prašymai. Jeigu užsienietis teikia naują prašymą, kuriam nereikia teikti, dėl kurio nereikia teikti tarpininkavimo rašto, jisai rinktųsi mygtuką naujas prašymas. Tačiau jeigu jūs tarpininkaujate dėl to užsieniečio, jisai turėtų rinktis mygtuką naujas prašymas pateiktas tarpininkavimo raštas. Ką noriu akcentuoti, kad anksčiau tarpininkavimo raštas buvo kaip visiškai atskiras dokumentas, prašymas buvo visiškai atskiras dokumentas, jie buvo susiję tuo, kad jūs padiktuodavote tarpininkavimo rašto numerį užsieniečiui ir pildydamas prašymą jisai turėdavo nurodyti tą tarpininkavimo rašto numerį, sistema atlikdavo validaciją, ar tas raštas yra galiojantis ir taip toliau. Dabar yra taip, kad prašymo pildymas yra tarsi jūsų pateikto tarpininkavimo rašto tęsinys. Kas buvo padaryta, į tarpininkavimo rašto formas mes perkeliame dalį duomenų, kurie anksčiau būdavo prašymo formoje. Taip, jūsų atveju, ko gero, didelio skirtumo nepajusite, tiesiog taip, kaip Rita sakė, abudu dokumentai apsijungia į vieną dokumentą, nes, ir anksčiau tiek mokymo įstaiga, tiek kažkokių papildomų dokumentų pridėti neturėjo, tiesiog studentas atvykstantis jau kaip savo asmeninius dokumentus prideda neteistumo pažymą, prideda dokumentą apie lėšas, žinoma, jeigu jam aukštoje mokykloje nėra aukštoje mokykloje nebus suteikiama stipendija ir prideda sveikatos draudimą. Tai yra tie dokumentai, kuriuos pats užsienietis turi pridėti. Taip, taigi dabar grįžkime prie pačios tos pradžios, kai užsienietis gauna žinutę su tarpininkavimo rašto numeriu.
Tai pasirinkęs mygtuką pildyti prašymą pateiktas tarpininkavimo raštas, užsienietis į paieškos lauką įveda tarpininkavimo rašto numerį, kurį minėjau gauna elektroniniu paštu. Ir dabar dėl ko minėjau, kaip yra svarbu, kad tarpininkavimo rašte nurodyti užsieniečio asmens duomenys atitiktų užsieniečio paskyros duomenys. Taigi, įvedus tarpininkavimo rašto numerį, sistema patikrina tarpininkavimo rašte nurodytus duomenys ir užsieniečio paskyros duomenys. Tai yra daroma tam, kad vėliau teikiant prašymą, kuriant bylą migryje ir tęsiant visą tą procesą, nebūtų jokių asmens duomenų klaidų, pažeidimų ir panašiai. Tai šiuo atveju mes įdėjome tokį scenarijų, kad, tarkim, jūs tarpininkavimo rašte nurodėte teisingus duomenys, bet užsienietis galbūt per skubėjimą ar kažkokiu kitu būdu suklydo ir pavardėje įvedė vieną neteisingą raidę. Tai sistema patikrina šitą ir užsieniečiui parodo, kad kažkurie duomenys, nebūtinai pavardė, galbūt kitas duomuo nesutampa. Tokiu atveju užsienietis, jeigu jisai mato, kad pats suklydo ir paskyroje padarė klaidą, jisai spaudžia mygtuką koreguoti paskyros duomenys. Jisai yra nukreipiamas į paskyros skiltį mano duomenys ir pagal jo paskyros lygį gali koreguoti duomenys. Jeigu tai yra neautorizuota paskyra, pirmo lygio jisai gali koreguoti duomenys, jeigu, tarkim, jis jau turi asmens kodą, ar ten dar kažkokios kitos priežastys ir duomenų pats koreguoti negali, tokiu atveju jisai įprasta tvarka, kaip ir dabar, kreipiasi į mūsų Migris techninę pagalbą, pateikia duomenų keitimo priežastį parodančius dokumentus ir tuomet paskyra yra sutvarkoma. Tuo atveju, jeigu užsienietis žino, mato, kad jo paskyros duomenys yra teisingi, kitas scenarijus yra, kad klaida buvo padaryta pildant tarpininkavimo raštą. Taigi, užsienietis gali patvirtinti, kad paskyroje nurodyti asmens duomenys yra teisingi ir tuomet jisai siunčia pranešimą kvietėjui, tai yra tarpininkavimo raštą pateikusiam juridiniam asmeniui. Juridinis asmuo gauna tokį pranešimą, jisai taip pat mato, kokios buvo klaidos tam tarpininkavimo rašte ir iš tiesų juridinis asmuo tokiu atveju turi atšaukti pateiktą tarpininkavimo raštą ir gali jo pagrindu pildyti naują tarpininkavimo raštą. Jūsų atveju jisai ir bus nemokamas, tai kaip ir problemos neturėtų iškilti. Taigi, kas dar yra labai svarbu, kad paskyroje turi būti pridėtas kelionės dokumentas, ką aptarėme prie paskyros kūrimo. Kitu atveju sistema neleis pildyti prašymo pateikto tarpininkavimo rašto pagrindu. Tai čia matome jau tą atvejį, kad tarpininkavimo rašto numeris yra teisingas, duomenys visi sutampa ir užsienietis gali pradėti prašymo pildymą. Kas yra svarbu ir nauja, kad, kaip minėjom, tarpininkavimo raštas yra apjungiamas su prašymu, todėl jūsų kviečiamas užsienietis pildydamas prašymą matys visą tarpininkavimo raštą, kurį pateikė juridinis asmuo. Galės visą jį pasižiūrėti, ar viskas yra gerai, teisingai, taip kaip ir buvo sutarta su kviečiančiaja įstaiga. Prašymo teikėjas asmeniškai, čia yra labai svarbu, kad pagal tarpininkavimo raštą teikiamą prašymą asmuo gali pildyti tik asmeniškai. Išimtis yra tuomet, jeigu, tarkime, nežinau, mokykla kviečia nepilnametį asmenį, tokiu atveju, kai jūs pildysite tarpininkavimo raštą ir nurodysite kviečiamo asmens gimimo datą ir, tarkim, sistema paskaičiuoja, kad jam yra 12 metų, tokiu atveju sistema jums išmes papildomus laukus, kurie vadinsis kviečiamo atvykti užsieniečio atstovo duomenys. Užpildysite tuos duomenis, nurodysite atstovo elektroninio pašto adresą ir tuomet jau tą informaciją, kad pateiktas tarpininkavimo raštas, gaus to nepilnamečio asmens atstovas, kuris iš savo paskyros užpildys prašymą. Ir tuomet jau čia, šitame žingsnėje, jam rodys ne asmeniškai, o kaip įgaliotas vienas iš tėvų, įtėvių ir panašiai. Tai tiesiog neišsigąskit, jeigu vesite nepilnamečio duomenis į tarpininkavimo raštą, kad atsiras papildomi laukai. Kadangi jau matėm, kad tarpininkavimo rašte mes rinkomės pagal pilietybę ir išorės paslaugų teikėją šiuo atveju, kitu atveju galbūt bus migracijos departamentas, tai dalis duomenų yra užpildomi automatiniu būdu iš tarpininkavimo rašto. Ketvirtas žingsnis asmens duomenys, tai duomenys užsikelia iš užsieniečio paskyros ir taip pat yra tam tikri papildomi laukai, tarkime, ankstesnė pavardė, pavardės, papildomai galima įsivesti dar kažkokią tai pilietybę ir taip toliau, tai čia jau pildo užsienietis. Kaip Jolita ir minėjo, prašymo duomenų, pačio prašymo duomenų, ką
užsienietis turėtų užpildyti arba įkelti, iš tiesų yra labai nedaug, tai dažniausiai bus neteistumo įrodantis dokumentas, sveikatos draudimas dokumentas apie lėšas, tai yra tie duomenys, kurie yra būtent užsieniečio asmeniniai duomenys, nes neteistumą įrodantis dokumentas, tai užsienietis susitvarko savo valstybėje, tai yra apie jo praeitį toje valstybėje, tai jau yra dokumentas, kuris iš esmės nesusijęs su kviečiančia įstaiga, tai būtent jo asmens duomenys lemiantis dokumentas, jis jį ir įsikelia. Iš prašymo, kodėl matomas ir tarpininkavimo raštas, vienas dalykas aišku, kad tarpininkavimo raštas su prašymu tampa vieningu dokumentu, iš kitos pusės iki šiol užsienietis prašyme turėdavo atkartoti tam tikrus duomenys, kuriuos jūs ir nurodydavo tarpininkavimo rašte. Tai tų duomenų dubliavimo nebelieka, tiesiog tarpininkavimo rašte jūs užpildote savo dalį, o jau prašyme užsienietis nurodo tik tai savo asmeninius duomenys. Kaip ir čia, kur matote, atsako į klausimus, kurie yra integruoti iki šiol irgi prašyme. Taip, jau tikrai asmens duomenys apie ir ligas, ir apie lankytas valstybės ir taip toliau. Taigi, prašymas yra pateiktas, tai šituo atveju čia mes matome juridinio asmens paskyrą, tarpininkavimo skiltį ir matome, kad kai asmuo pateikia prašymą, prie tarpininkavimo rašto kortelėje matome prašymo būseną išankstinę peržiūrą šiuo atveju, kadangi per išorės paslaugų teikėją. Ir tokiu atveju, kai prašymas yra pateikiamas, jūsų tarpininkavimo rašto būsena tampa panaudota. Vadinasi, jau pagal šitą raštą pateiktas prašymas. Čia toliau įdėjome nemažai ekrano vaizdų, tiesiog parodyti, kad juridinis asmuo matys visas su prašymo nagrinėjimo eiga susijusias būsenas. Tai tarkim, jeigu prašymas bus grąžintas patikslinti per išankstinę peržiūrą, tai jūs tai matysite. Kas yra svarbu, analogiškai kaip su tarpininkavimo raštu, prašymą per išankstinę peržiūrą galime grąžinti tikslinti. Tikslinti galima grąžinti vieną kartą. Grąžinimo tikslinti terminas yra 14 kalendorinių dienų. Tuo atveju, jeigu užsienietis per 14 kalendorinių dienų nepateiks patikslinto prašymo, prašymas bus atmestas, tarpininkavimo raštas taip pat bus atmestas. Tai jeigu matote jau, kad būsena grąžintas tikslinti, tai ir patys paraginkite užsienietį, kad nepamirštų pateikti atnaujintų dokumentų. Prašymas grąžintas tikslinti, matote, žinutės gauna pranešimus tiek juridinis asmuo, tiek ir pats užsienietis, kad tikrai nepasimestų. Matome būseną grąžintas tikslinti ar ne, čia jau prie prašymų, čia užsieniečio rodoma kortelė ir jis tai gali spausti mygtuką redaguoti, tokiu būdu susitvarkyti savo prašymo duomenis. Čia taip pat įdėjome fizinio asmens paskyros ekrano vaizdą, juridinio asmens paskyros ekrano vaizdą, kad tiesiog irgi matytumėm, kad žmogus mato, kad jo prašymo būsena yra patikslintas, juridinis asmuo, tai yra mokykla, aukštoji mokykla, švietimo įstaiga, taip pat mato tą pačią būseną. Tai manom, kad čia bandėm labai atliepti juridinių asmenų poreikį, anksčiau galbūt trūko tos informacijos, o kokiagi dabar ta eiga, kada užsienietis eis į vizitą, kada ten užsieniečiui bus vykdoma išankstinė prašymo peržiūra. Tai dabar iš tikrųjų visą tą informaciją jūs matysite, galėsite sekti. Šiuo atveju asmuo jau po išankstinės peržiūros, jo būsena yra vizito rezervacija, jis gali rezervuoti vizitą ir kai rezervuoja vizitą, matome būseną pateiktą išorės paslaugų teikėjui, prašymas priimtas, jūs taip pat matote būseną, prašymas priimtas. Priimtas sprendimas, tai sprendimą jūs ir anksčiau matydavot, lygiai taip pat ir dabar matysite sprendimą, sprendimo numerį ir sprendimo tipą. Vėliau čia tiesiog, kadangi testinė aplinka, tai neturime išduoto dokumento, kai toks dokumentas bus išduotas, tarkim, leidimas laikinai gyventi, tai informacija apie išduotą dokumentą jūs taip pat matysite savo paskyroje. Tai turbūt, kad trumpai tiek apie prašymus ir dabar dar turbūt galime labai greitai perbėgti, ar aktualu, galvoju, dažniausiai užduodami klausimai, kuriuos mes... Aš manau, kad gal perbėkim, net jeigu jie ir labiau būtų susiję darbo klausimais, manau vis tiek informacijos naudingos iš to galėsite irgi pasisemti. Gerai. Taigi, čia tiesiog kelių pastarųjų dienų mes pasiėmėm tokius tikrai dažniausiai užduodamus klausimus. Žinoma, tie klausimai, kurie buvo susiję su techniniais tam tikrais sutrikimais, kaip minėjau, kad mes juos taisome.
Tikrai atliekame per dieną turbūt po kelis diegimus klaidų taisymo. Tai dar kartą dėkuoju už kantrybę ir labai tikiuosi, kad artimiausiu metu galėsime visi sklandžiai dirbti. Aš gal dar prieš perpėdant per klausimus pridursiu irgi, kad, iš tiesų Migris didžiulė sistema, jinai veikia kaip gyvas sutvėrimas, jinai gimė, vystėsi, auga, pildosi naujomis funkcijomis, taip ir čia, su šiais pakeitimais, ne viskas iš karto. Tas, kas įdiegta, mes bandom, žiūrime, kaip tai veikia, taip pat ir jūs mums padedat, už ką dėkojame, bet ar tai nėra pabaiga, dar irgi artimiausiu metu bus ir jūsų paskyroje kažkokių tai naujų dalykų, kaip ir įvykių kalendorius, pavyzdžiui. Taip. Yra tai ne visą tai, ką dabar matote, tai dar nėra viskas pabaigta, dar irgi laukia atnaujinimai. Ir kažkokie papildomi funkcionalumai, kuriuos jūs ateityje taip pat greitų laikų, nesakau ateityje, sakau greitų laikų matysite. O dabar tada galim perbėgti per klausimus. Taigi, ar juridinis asmuo gali pildyti prašymą užsieniečio vardu? Ne. Kaip jau ir minėjome, teikdamas tarpininkavimo raštą, darbdavys nurodo turimus užsieniečio duomenis, taip pat pateikia informaciją susijusią su užsieniečio atvykimu, tačiau jau tą dalį, kur yra nurodomi asmens jau tikrai asmeniniai duomenys, užsienietis turi pildyti asmeniškai. Kaip užsieniečiai pradėti pildyti prašymą, kai yra pateiktas tarpininkavimo raštas, tai jau minėjau, kad asmuo gauna pranešimą elektroniniu paštu, prisijungia arba susikūrė paskyrą ir paskyroje įveda tarpininkavimo rašto numerį. Kai įmonė ar juridinis asmuo pateikia tarpininkavimo raštą, ar užsienietis gali iš karto pildyti prašymą, tai čia ir yra aprašyti abudu scenarijai. Jei tarpininkavimo raštas yra nemokamas, tai yra jam netaikoma išankstinė peržiūra, tuomet užsienietis prisijungęs prie savo paskyros gali iš karto pildyti prašymą įvesdamas tarpininkavimo rašto numerį. Bet kuriuo atveju tarpininkavimo rašto būsena turi būti priimtas. Tai tuo atveju, jeigu būtų mokamas tarpininkavimo raštas, būtų atliekama išankstinė peržiūra ir taip pat būsena pasikeistų į priimtas. Kiek laiko galioja tarpininkavimo raštas, tai jau čia trumpai ir minėjome, tai dar kartą primename, kad užsienietis per 2 mėnesius nuo tarpininkavimo rašto būsenos priimtas turi užpildyti ir pateikti prašymą. Tai ir tiek reikalų, o vėliau jau įsijungia papildomas terminas, kai užsienietis pateikia prašymą, 4 mėnesiai jam rezervuoti vizitą ir į jį atvykti. Taip, čia jeigu grąžinamas tarpininkavimo raštas, jums turbūt tai nėra taip aktualu, 14 dienų. Tas pats yra ir su užsieniečio teikiamu prašymu. Kodėl užsieniečiai norinčiam užpildyti prašymą įvedus tarpininkavimo rašto numerį rodo, kad toks raštas neegzistuoja, tai vėlgi gali būti susiję su ta pačia tarpininkavimo rašto būsena. Kadangi anksčiau buvome įpratę, kad kai juridinis asmuo pateikia tarpininkavimo raštą, iš karto yra sugeneruojamas numeriukas, ir buvo galima, tarkim, pildyti prašymą ir įvesti tarpininkavimo rašto numerį. Taip gali atsitikti ir dabar. Jūs jau matote tarpininkavimo rašto numerį, pasakote užsieniečiui, tačiau tarpininkavimo rašto būsena dar nėra priimtas. Tai tokiu atveju sistema patikrins tarpininkavimo rašto būseną ir galbūt rodys klaidą, kad tokio tarpininkavimo rašto nėra. Tai tiesiog reikėtų pasitikrinti tarpininkavimo rašto būseną. Ir dar paskutinis tas akcentas, kurį jau ir minėjome, ar svarbu nurodyti teisingą užsieniečio asmeninio elektroninio pašto adresą, ar galima pildančio darbuotojo, ar kitaip. Taigi dar kartą norime atkreipti dėmesį, kad paskyra yra tikrai vienas pagrindinių elementų, kuriuo naudojasi užsienietis, per kurį jisai gauna informaciją ir jeigu nenurodysite neteisingą užsieniečio elektroninio pašto adresą, tuomet užsienietis tiesiog negalės pateikti prašymo, nes nesutaps įvairūs jo duomenys, tarpininkavimo rašte nurodyti duomenys ir panašiai. Tai turbūt, kad tiek. Aš tuomet stabdau dalinimąsi ekranu. Dabar nemačiau, bet įtariu, kad čiate matau jau pilasi klausimai. Tai dar kartą primenu, kad šitos visus klausimus mes po webinaro įsirašysime ir parengsime atsakymus. Tikrai nepažadu, kad šiandien, bet artimiausiu metu. Ir tiem asmenim, kurie dalyvavo šios dienos webinare, jūsų nurodyto elektroninio pašto adresais išsiųsime atsakymus. Tai dabar tuomet perduodu žodį Jolitai. Tai kol prezidentas svarsto pasirašyti projektą dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo,
Tai nors ir sakoma, kaip čia nesakyk, kop neperšokęs griovė, bet vis tiek manau, kad jau nesikeis projektas ir tos pakeitimus, kurias dabar čia aptarsim, jie tokie ir bus po prezidento parašo. Tai tuomet kas laukia mūsų artimiausiamis dienomis, tai naujas dokumentas, tai yra skaitmeninis užsieniečio registracijos pažymėjimas ir kas tai yra dokumentas, kuriuo bus patvirtinama užsieniečių teisė likti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai reiškia, tai nėra leidimas gyventi, tai nėra dokumentas, kuris prilyginamas leidimui laikinai gyventi. Užsienietis turinti šitą dokumentą netampa Lietuvos gyventojų. Tiesiog tai yra galimybė užsieniečiui likti šalyje, kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo arba išdavimo. Šitas dokumentas bus išduodamas 6 mėnesiams, prireikus bus keičiamas. Manom, kad 6 mėnesiai tai bus tas laikotarpis, tikrai pakankamas laikotarpis, per kurį bus priimamas sprendimas, tačiau gyvenimas būna visaip gyvenime, visokių aplinkybių, kartais tas laikotarpis įsitęsia, tai bet kuriuo atveju šitas dokumentas garantuoja, kad užsienietis jį turės iki bus priimtas sprendimas. Dokumentas bus išduodamas užsieniečio prašymu, tai yra užsienietis turės užpildyti prašymą, tam, kad jam būtų išrašytas skaitmeninis užsieniečio registracijos pažymėjimas. Prašymas tai yra kaip ir visi prašymai migracijos paslaugom gauti, pildomas per Migris, pažymėjimas išduodamas per 3 dienas. Skubėjome. Tai kamgi bus dabar išduodamas tas pažymėjimas? Tai pažymėjimas išduodamas pirmiausia užsieniečiams, kurie pateikė prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi ir užsieniečio turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu nėra priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo. Tai yra užsieniečio turimas leidimas laikinai gyventi pasibaigia anksčiau, negu priimamas sprendimas jam pakeisti leidimą laikinai gyventi ir išrašyti naują leidimo gyventi kortelę. Kaip žinote, užsienietis prašymą pakeisti leidimą laikinai gyventi gali pateikti vėliausiai, tai likus 1 dienai iki turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos. Jeigu užsienietis viską daro laiku, tai tą gali pateikti prieš kelis mėnesius. Ir anksčiausiai tai yra prieš 6 mėnesius iki leidimo gyventi galiojimo pabaigos. Bet nepaslaptis, kad daug ką darome, kaip ir studentai egzaminams turbūt ruošiasi paskutinę naktį, taip ir su leidimu laikinai gyventi gali atsitikti, kad, žinoma, jaunam studijuojančiam asmeniui kartais yra tikrai kitų dalykų, darbų, kuriems skiria dėmesį ir staiga apsižiūri, kad leidimas jau visai prie pabaigos. Tai tokiu atveju pateikus tą prašymą iš karto bus galima užpildyti prašymą dėl skaitmeninio užsieniečio registracijos pažymėjimo, jis bus išrašytas ir užsienietis su tuo leidimu galės likti Lietuvoje, studijuoti. Ir tai yra ta galimybė neišvykti iš šalies, jeigu laiku nebuvo apsižiūrėta ir laiku nebuvo pateiktas prašymas pakeisti leidimą, likti ir nenutraukti savo studijų. Taip pat skaitmeninis užsieniečio registracijos pažymėjimas galės būti išduotas tam tikrais atvejais, kaip užsienietis teikia prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi. Bet čia yra viena aplinkybė svarbi. Tai yra, šituo atveju pažymėjimas išduodamas tik tai tuomet, jeigu prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi užsienietis teikia, turėdamas leidimą, galiojantį leidimą laikinai gyventi, bet jis buvo išduotas visai kitų pagrindų. Kada tai gali atsitikti? Tiesiog paprastą imkim pavyzdį, galbūt užsienietis dirba Lietuvoje, tačiau siekia karjeros ar nori tobulėti ir nori įgyti specialybę, apsisprendžia studijuoti, ir štai teikia prašymą išduoti leidimą studijų pagrindu, atvyksta pas jūs, tai yra priimamas ir jau štai susitvarkomi dokumentai, jis pateikia prašymą. Tai reiškia, jis turi leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu, tačiau pateikia prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi studijų pagrindu. Tokiu atveju taip pat galės būti išrašytas skaitmeninis registracijos pažymėjimas. Kaip šitas dokumentas atrodys? Kaip ir minėjau, tai jis yra skaitmeninis, tai yra virtualus dokumentas, tai nebus plastikinė kortelė, nebus kažkoks tai kitokios apčiuopiamos formos dokumentas. Jis išrašomas per 3 dienas nuo prašymo išduoti šį pažymėjimą.
gavimo migracijos departamente. Vizito atvykti į migracijos departamentą užsieniečių nereikės, jis tiesiog užpildo prašymą per Migris ir sėkmingai užpildžius prašymą, prašymas iš karto patenka migracijos departamentą, pradedamas žiūrėti, nagrinėti ir per 3 dienas užsieniečiui suformuojamas skaitmeninis užsieniečių registracijos pažymėjimas. Šitam pažymėjime atvaizduojama užsieniečio teisinė padėtis, kaip minėjau, tai nėra dokumentas prilyginamas leidimui laikinai gyventi. Šiuo atveju užsieniečio teisinė padėtis tai bus prašymo dėl leidimo laikinai gyventi nagrinėjimas, tai reiškia, jisai yra procese jo prašymas, nurodomi jo asmens duomenys pažymėjime, veido atvaizdas, įrašomas asmens kodas, taip pat įrašomas kiltų kodas, tai yra Migris suteikiamas interesų Lietuvoje turinčio asmens kodas, kuris taip pat veikia kaip identifikacijos kodas sistemose. Taip pat įrašoma pažymėjimo galiojimo, išdavimo ir galiojimo datos, kaip minėjau, jis išduodamas 6 mėnesiams. Nurodoma taip pat, ar užsienietis turi teisę dirbti. Tai vietoje irgi pagal tam tikras aplinkybės, jeigu užsienietis leidimo galiojimo metu dirbo arba galbūt vykdė individualią veiklą, tai pažymėjime šitas bus nurodoma, kad nes pažymėjimas suteikia teisę tęsti darbo santykius arba užsiimti individualią veiklą, jeigu jis ją vykdė iki pažymėjimo išdavimo. Ir kaip minėjau, šitas dokumentas, jis nėra kelionės dokumentas, jis nesuteikia teisės užsieniečių vykti per Lietuvos valstybės sieną, keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas. Jis tiesiog suteikia teisę užsieniečiui pasilikti Lietuvoje, Lietuvos teritorijoje, tol, kol bus priimtas sprendimas išduoti ar pakeisti jam leidimą laikinai gyventi. Vieną dar, jeigu norėjau aplinkybę pasidalinti, galbūt jums tai nėra taip ypatingai svarbu ir ne taip dažnai naudojat kaip darbdavys, tačiau vėlgi leidimas laikinai gyventi, keitimas galimas ne tik tai, kai užsienietis galbūt toje pačioje aukštojoje mokykloje keičia studijų formą, iš vienos studijų pereina į kitą, tačiau jeigu ir užsienietis pereina iš vienos aukštosios mokyklos į kitą, tai taip pat prašymą galima teikti neišduoti leidimą laikinai gyventi, o pakeisti leidimą laikinai gyventi. Pakeitimo procesas yra truputį trumpesnis negu leidimo išdavimo procesas, tai šitą galimybę irgi galima naudotis. Ir kokiegi pokyčiai jau konkrečiai susiję su leidimo išdavimo studijų pagrindu. Tai išskirtos tam tikros studijos į atskirą leidimo išdavimo pagrindą, tai antrosios pakopos studijos, rezidentūra ir doktorantūra. Čia galbūt daugiau jau mūsų migracijos departamento vidiniai veiksniai. Tačiau tai svarbu tame, kad rezidentams ir doktorantams leidimas laikinai gyventi išduodamas 3 metam, keičiamas taip pat 3 metams, tai yra likusiam studijų laikotarpiu. Jeigu leidimas išduodamas paskutiniams studijų metams, tai tuomet pridedami 6 mėnesiai prie numatomų studijų pabaigos. Grąžinamas ribojimas dėl darbo valandų, tai yra užsienietis, tačiau ne visiems studijuojantiems užsieniečiams. Tai aktualu studijuojantiems pirmosios pakopos studijų 1. ir 2. kurse, ko gero tai yra tie kursai, kada labiausiai svarbu užsieniečių koncentruotis irgi sėkmingai pradėti studijas. Tai tokiu atveju užsieniečiai turės teisę dirbti nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę, išskyrus vasaros atostogų arba praktikos laikotarpį, ir šio ribojimo nesilaikymas yra pagrindas atsisakyti išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi arba panaikinti užsieniečių turimą leidimą laikinai gyventi. Taip pat yra pokyčiai dėstytojams ir tyrėjams. Tai jeigu dėstytojo ar tyrėjo darbo trukmė bus mažesnė negu 2 metai, tai leidimas laikinai gyventi išduodamas 6 mėnesiam ilgesniam laikotarpiu negu darbo trukmė. Ir užsienietis pateikęs prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi turi teisę, tiesiog įstatyme jau tai įtvirtinta, kad jau pateikus prašymą dėstytojas tyrėjas turi teisę pradėti dirbti.
ir pakeitimai dėl prašymų priėmimo, kurie įsigalios ne iš karto priėmus užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, jų įsigaliojimas yra atidedamas iki lapkričio 1 dienos, bent jau tai pabrėžiu, tai projekte numatyta. Ir ribojimas pasireiškia tuo, kad Lietuvoje prašymą pateikti, tai yra išduoti leidimą laikinai gyventi, pateikti studijų pagrindų galės tie užsieniečiai, kurie turės galiojantį leidimą laikinai gyventi, kurie turės iš Lietuvos išduotą nacionalinę vizą, jeigu bus pagrindas, aišku, jie išduoti, arba turės kitos Šengeno valstybės ar ES valstybės narės išduotą leidimą gyventi, arba tie, kurie naudojasi bevizijų režimu. Visais kitais atvejais prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi, jeigu užsienietis neatitinka studentas šitų sąlygų, turi būti teikiami per išorės paslaugų teikėją. Prašymų pakeisti leidimą laikinai gyventi, žinoma, tai neliečia, nes, kaip žinote, šitie prašymai per išorės paslaugų teikėją nėra priimami. Jie ir toliau teikiami užsieniečiui esant Lietuvoje tiesiogiai migracijos departamentui. Tai viskas, ką norėjau pasakyti apie mūsų laukiančius užsieniečių teisinės padėties įstatymo pasikeitimus. Tai dėkojame Jums už dėmesį. Matom, kad tikrai nemažai klausimų uždavėte, tai visus šitos klausimus apibendrinsime, surašysime atsakymus ir visiems bendrai pateiksime ir visus klausimus, ir visus atsakymus, nes mačiau, kad to irgi klausėte. Tai kągi, ačiū mums visiems, ačiū Jums dar kartą už kantrybę, ačiū, kad naudojatės mūsų paslaugomis, laukiame sklandesnio perėjimo ir sėkmės visiems. Sėkmės visiems, geros dienos Jums. Ačiū Jums visą.